ir rungtynių mastas bei pavadinimas jau pats kalbantis už save. Tai yra UEFA Europos lyga. Tai yra antrasis pagal pajėgumą turnyras Europoje ir tai yra turnyras, kuriame šiandieną savo kovas pradeda 3 Lietuvos klubai. Vienas iš jų yra Marijampolės Sūduva ir vienas iš jų Marijampolės Sūduva savo kelyje šiandieną sutinka mažo miestelio didžią komandą Turnovo futbolininkai iš Makedonijos. Šiandieną kartu su manimi Karoliu Tiškevičiumi šias rungtynės jums padės stebėti ir šiandieną mano kolega tuo pačiu taps Algimantas Gabrys, Lietuvos futbolininkas, treneris, Marijampolės futbolo patriotas ir žmogus, kuris daugiau nei 40 metų dirbo, treniravo ir žaidė Sūduvos komandoje. Labas vakaras, treneri. Petrovas, saugas 20-asis Toti Vasiljevas, saugas ir 22-asis Zoranas Boldavaljevas, puolėjas. Na, čia be abejo aikštės šeimininkai, jos ragina vietos gerbėjai. Smūgis link vartų, pavojingas epizodas ir čia nepavyksta pasižymėti, tačiau dar kartą dar vienas jau antrasis kampinis prie makedonų vartų. Smūgis į vartus ir nedaug trūko čia, labai nedaug trūko iki taurės varžybose, tai reikia džiaugtis, pagyvėjimas yra ir prizininkai. Basičius, smūgis įvartis 1-0, Petras Basičius. Kokia rekoja gerą. 23 minutė, Petras Basičius seka Vinį į Stojano Dimovskio vartus. Dabar žaidimas turėtų pasikeisti, kadangi įvartį praleidė, makedonai privalės atakuoti, Sūduvai atsidarys vėl daugiau plotų, daugiau viskas. Nuostabus Petro Basičiaus smūgis. Galingas kairė koja, viskas. Po štangą tiesiog. Marius Šoblinskas ir Karolis Kvedukas, du žmonės sugrįžę. Ar tai svarbi inspiracija į komandos sudėtį? Algimantai. Gana pavojingas momentas. Abiejų žaidėjų. Perimtas kamuolys čia. Petras Basičius. Radzinevičius. Valskis. Valskis, smūgis į vartus, pavojingas epizodas, dar viena proga. Ir reaguoja Stojanas Dimovskis, bet tęsiasi čia ataka ir Blaževskis ten ieškojo Zorano Boldavaljevo, rezultatyviausio Turnovo komandos futbolininko Makedonijos lygoje. Rasti jo nepavyksta, tačiau ataka tęsiasi. Mitko Mavrovas. Mavrovas atiduoda Boldovaljevui, Boldovaljevas vienas pats, tai gali būti pavojingas smūgis į vartus ir 1-1, štai toks smūgis lyginantis rungtynių rezultatą. Zoranas Boldovaljevas, reikia pagirti iš tikrųjų už tai šią ataką. Čia reikia Sūduvų žaidėjus iš krašto atėjęs, pramuš tokį ir vartininkas kažkur nepasiruošęs, stidiškas įvartis. Ir negalima tokį praleisti, negalima. Tai Turnovo mieste marijampoliečiai tiesiog negalėtų sau leisti rezultato 0-0. Reikėtų mušti, būtinai mušti. Kam atidėti? Ir čia problemos pirmojo kėlinio pabaigoje. Pavelas Davidovas išbėga iš savo vartų, baudžiamas geltona kortelė ir tai yra 11 metrų. Pirmoji Europos lygoje. Na ir dabar prie vartų Dejanas Blaževskis, prie kamulio jis vartuose. Pavelas Davidovas, smūgis 2-1. 2-1. Ir dėja, ne iš mūsų pusės. Nekokios naujienos. Jo, įvartis į Rūbinę. Pats blogiausias. Dar vienas kampinis čia ir nedaug trūko. Radžas. Laimiai pavyksta išvengti čia nemalonumų mūsiškiams. Galima leistis į kontrataką. Reikia leistis į kontrataką. Radzinevičius stabdo kamuolį, jis baudos aikštelėje. Radzinevičius. Keliamas kamuolys čia. Smūgis į vartus. Ir štai toks epizodas. Maksimilijono Ūgė. Grąžinamas kamuolys į aikštelę. Nerijus Valskis. Valskis krašte. Ir čia smūgis į vartus ir Stojanas Dimovskis reaguoja. Na, jeigu rezultato išlyginti nepavyktų, tai prasileisti dar vieną įvartį, trečiąjį jau būtų tragedija. Jau nemalonu savo aikštėje vis dėlto. Petras Basičius. Basičius nėra greičius, nekraštinis. Bet pavyksta mistiškai išsaugoti kamuolį su Pavelo Kiselevskio pagalba. Basičius įvartis! Valskis. Nerijus Valskis 2-2. 84 minutė.
Nerijus Valskis čia pakelia ant kojų visą Arvi stadioną, pakelia ant O kojų yra da visus galimybė, susirinkusius žiūrovus. Galima. Neprisidaryti problemų, tai yra neprasileisti 2-2, ką padarysi, bent jau ne 1-2 ir tai yra viskas. Ir tai yra viskas. Nu ką, lygiaus. Patenkinamas rezultatas, tik nesakau geras, bet patenkinama. Šiandien 2-2, šiandien Sūduva pergalės neiškovoja, bet ir nepralaimi, bent jau tiek, nes antrajame kėlinyje buvo galima gąsčiotis dėl to, jo galimybė pralaimėti yra. Šias rungtynes jums padėjau stebėti aš, Karolis Tiškevičius, su manimi darbą prie mikrofono dirbo Algimantas Gabrys, garsus treneris, garsus žaidėjas